DK Eccentric vienas naujausių DeKalb hybridų rinkoje, dar tik tais antras sezonas, tačiau labai unikalus dėl savo charakteristikos. Labai augus iš rudens, turbūt augiausias iš DeKalb veislių šiai dienai Baltijos šalyse, tačiau atėjus pavasariui labai tingus ir lėtos pavasarinės regeneracijos hybridas. Kas esate auginę žemaūgės veislės, puikiai žinot, kad tokios veislės visada startuoja pačios paskutinios, tai Eccentricas yra būtent toksai hybridas, nors jisai nėra žemaūgis. Tokiems hybridams praeiti metai buvo idealūs, nes kankino ištisai ilgos ir labai stiprios pavasarinės šalnos, todėl net ir vizualiai Eccentric praeitais metais atrodė mažiausiai paveiktas hybridas šalnų. O tai ir atsispindėjo galutinėse rezultatuose. Tiek mūsų demo bandymuose Eccentricas buvo vienas lyderiaujančių pagal derlingumą, o taipogi ir išbandymų stočių oficialių tyrimų rezultatą gavom 13% derliaus priedą. Labai vėlyvus ir masyvus hybridas, šiemet 2 metrai ir daugiau, bet labai svarbu pabrėžti, kad veislė neturi jokios problemos su išgulimu. Hybridas turi RLM7 atsparumą, ropių geltos virusui atsparumą, taipogi įtrauktas į ADA sudarinėjimus verticiliozės tolerancijos sąrašus, kaip rekomenduojama veislė rinktis, na ir žinoma efektyvus azoto pasisavinimas. Tai apibendrinus, jeigu ieškot vėlyvo hybrido, gerai žiemojančio, atsparesnio pavasariniam šalnom, kurį tikrai jūsų kaimynai pastebės jūsų laukose, tai DK Eccentric bus jūsų pasirinkimas.